Sveiki, šiandien kalbėsiu apie 10 Dievo įsakymų, ką jie reiškia, bei taip pat aptarsiu kitus Dievo įstatymus bei nuostatus nurodytus Senajame testamente. Bus truputį ilgesnis video, bet reikia išmanyti Dievo įsakymus bei jų laikytis, nes Jėzus yra pasakęs, ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatie, viešpatie įeis į dangaus karalystę, o tik tas, kuris vykdo Dievo valią. Tai jeigu nežinosime, neišmanysime Dievo valios ir įsakymų, tai nesugebėsime laikytis jų. Pradėkime nuo pačių svarbiausių Dievo įstatymų. Jėzus vieną kartą buvo paklaustas, koks yra svarbiausias Dievo įsakymas, ir jo atsakymas buvo: mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. O antrasis įsakymas yra: mylėk savo artimą kaip save patį. Jeigu laikysitės šių įsakymų, tai laikysitės daugumos įsakymų, nes jei myli Dievą, tai neturėsi stabų, o jei myli aplinkinius žmonės, tai nemeluosi jiem, neapkalbinėsi jų, nevoksi iš jų ir aišku, nežudysi jų. Taigi 10 Dievo įstatymų yra: pirmasis, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Šis įstatymas draudžia burtus, magiją, prietarus, satanizmą, stabmeldystę. Beje, čia, man atrodo, įeina ir visokios okultinės praktikos, tokios kaip meditacijos, jogos, astrologijos ir visokios Himalajų druskų lempos, kurios magiškai gerina sveikatą. Nors krikščioniška meditacija, tai yra žodžio apmąstymas, yra leidžiama, tačiau kitų rūšių meditacijų reikėtų vengti. Stabas tai gali būti ir žmona, ir vaikai, socialiniai tinklai telefone, drabužių sureikšminimas, televizijos laidos, kurių negali praleisti, kompiuteriniai žaidimai, karjera, pinigai ar bent kas gali tapti svarbiau jums už Dievą. Antrasis Dievo įsakymas yra: nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žeme, nesilenksi jiem ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3. ir 4. kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiem, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Šis įstatymas reiškia, kad nereikia turėti jokių angelų ar kitų šventųjų skulptūrėlių ar krikščioniškų paveikslų, nes negalima garbinti tų daiktų. Galbūt galima juos turėti, jeigu tikrai negarbinsite jų, bet aš tai nerizikuočiau, nes jeigu pradedi jais žavėtis ar panašiai, tai man atrodo artėja prie garbinimo. Beje, Biblijoje parašyta, kad negalima statyti statulų taip pat. Tai galima įsitikinti, kiek pažeidimų yra pribūrusi katalikų bažnyčia. Nes man atrodo, ten prieš statulas ir žmonės ir klaupės ir panašiai, prieš paveikslus galbūt net, tai tikrai gundo nusidėti katalikų bažnyčia. Ir šiame Dievo įstatyme buvo pasakyta, kad Dievas yra pavydulingas. Čia žodis pavydulingas yra teigiamoje prasmėje, nes reikia džiaugtis, kad mes esame svarbus Dievui ir jis nenori, kad garbintumėm ką nors kitą. Trečiasis Dievo įstatymas yra: nenaudosi piktam viešpatė savo Dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Kitose 10 įstatymų versijose dar yra papildymas: netark Dievo vardo, arba kitas įsakymas: netark Dievo vardo be reikalo. Tai reiškia, kad negalima sakyti o Jėzau, o Dieve ir panašiai. Beje, tikrasis Dievo vardas yra Jehova ir tai yra tiesa. Aš nepriklausau Jehovos liudytojam, bet ir galite į Google įvesti, bet čia aišku mažiausiai patikimas šaltinis, bet galite ir į Google įvesti What is God's name ir rasite visą informaciją apie Dievo tėvo vardą. Šiuo metu paslapčių mažai. Bet kaip jau sakiau, nereikia sakyti o Jėzau, o Dieve, nes be reikalo nusižengiam įstatymam, kuomet be reikalo tariam Dievo vardą. Ketvirtasis Dievo įstatymas yra: atmink ir švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7. diena yra viešpats tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo, nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7. dieną palaimino ir pašventino.
Šabo diena yra ne sekmadienis, kurį mums pribūrė imperatorius Konstantinas, bet šabo diena yra šeštadienis, o dar tiksliau nuo penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio saulėlydžio. Visi įrodymai pagrindžiantis ir įrodintis šį faktą gali būti rasti mano YouTube kanale klipe Šabo diena šeštadienis. Ten taip pat rasite informacijos, kaip reikia laikytis šabo taisyklių. Nes žmogui pasakai, kad šabo diena šeštadienis, tai jis galvoja, pasilsėsiu šeštadienį ir viskas. Bet yra ir taisyklių, kaip laikytis, pavyzdžiui, negalima pirkti, parduoti, negalima kurti ugnies, taigi negalima maisto gaminti su ugnim. Tai vienu žodžiu yra daug taisyklių, tai prašau pažiūrėkite tą video, kad apsišviestume šiek tiek. 5. Dievo įsakymas yra: gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią Viešpats tavo Dievas tau skiria. Beje, tėvo ir mamos dienos, kurias mes švenčiame, iš tikrųjų turi pagoniškas šaknis ir Biblija sako nepamėgdžioti pagoniškų apeigų. Tad šių švenčių mamos ir tėčio dienos nereikia švęsti, mes turime gerbti tėvus kiekvieną dieną, o ne tik per šventes. 6. Dievo įsakymas yra nežudysi. Čia akivaizdus, tik man atrodo, kad galim papildyti, kad abortai irgi biški nužudimas, tai abortų irgi aš nusiteikęs prieš abortus. 7. Dievo įsakymas nesvetimausi. Beje, galima žavėtis moters grožiu, bet negalima geidulingai žiūrėti į moterį. Jau nekalbu apie visokias porno svetaines. Taip pat Biblija sako, kad nereikia spoksoti į grožį, kuris tau nepriklauso. Bet nors man pačiam visų šių taisyklių labai sunku laikytis. Užsiimti meilę galima tik santuokoje, draudžiama užmegzti nesantuokinius santykius, vesti ar tekėti galima tik vieną kartą, nebent išsiskiriate dėl santuokinio mirties arba neištikimybės, nes ten dėl ištvirkavimo liktai leido dar išsiskirti. 8. Dievo įsakymas yra nevogsi. Beje, Biblijoje parašyta, kad reikia mokėti ir mokesčius, tad neieškokite būdų, kaip gudriai sutaupyti ant jų, nes čia būtų mintis ne iš Dievo. Taip pat galima sakyti, yra vagiama, kuomet yra švaistomi pinigai, sukčiaujama, spekuliuojama, skolinant pinigus arba skolinami pinigai už absurdiškas palūkanas arba kai mokama darbininkui mažiau nei jis yra vertas. Tai irgi vagystė. 9. Dievo įsakymas neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Ir 10. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo bei vergės ar jaučio ar asilo ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Čia buvo 10 pagrindinių Dievo įsakymų, kuriuos Dievas mums suteikė